Sveiki! Šiandien norėsiu su jumis pasidalinti psichoterapinėmis įžvalgomis iš realių mano klientų istorijų atsakant į klausimą, kodėl sunku mylėti save. Tai vienas iš dažniausių klausimų terapijoje. Ir iš karto atsakau, kad vieno bendro atsakymo visiems tinkamo nėra. Taip kaip nėra vieno atsakymo, kokiosgi patirtys užstrigusios jūsų viduje neleidžia atsisukti save į savo skausmą, nuovargį, džiaugsmą, svajones, į savo tamsėją pusę, kurios niekam nenorim rodyti, ar netgi į savo sugebėjimus. Tad atsakymo į šį klausimą ieškome individualiai ir laiko jam atrasti taip pat reikia nevienodai. Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Ir siūlau pasiklausyti keliomis įžvalgomis iš klientų istorijų, kurias jie atranda terapinio kelio metu, gal kažkuri suskambės ir tau kaip apie tave. Įrašo pabaigoje pasidalinsiu pratimu, padėsiančiu žengti pirmą žingsnį į savo pokytį. Tad atranda mano klientai, kodėlgi jiems sunku mylėti save. Arba, kaip jie sako, kodėl aš neleidžiu sau mylėti savęs. Pirmoji priežastis yra jų įsitikinimas, kad meilė sau tai išdavystė. Jei mylėsiu save, užgrauš mane sąžinė. Išgyvensiu kalties jausmą, kad išduodu vaikus, sutuoktinį, mamą, tėtį, draugą, gal net kaimyną. Klientė pasakoja, kad jaustųsi išduodanti mamą, kai ši paprašo nesuderinus iš anksto, tiesiog paskambina ir sako, nuvežk mane dabar į kapines, tugi vis tiek nieko neveiki, sėdi namie su dukryte. Kaip aš galiu nenuvežti jos? Mama juk neturi mašinos. Be to, mamai ir taip visą gyvenimą buvo sunku. Ją išdavė tėtis, išėjo pas kitą. Mama atsidavusi ją viena užaugino. Ir dabar mama, pasakoja klientė, visą laiką kartoja, kad turi tik mane, kad be manęs pražūtų. Tai kaip aš galiu nusisukti nuo jos? Ir dažnai mamos kartojami žodžiai, kad taigi tu nieko neveiki. Tau kaip tik smagu prasiblaškyti, su manim kažkur tai nuvažiuoti, pabūti. Tampa tarsi tokia tiesa klientei. Ir kai tai pradeda galvoti, mano klientė sako, man tada pasidaro iš tikrųjų lengva prisiderinti prie mamos. Ir tampa nebesvarbu, kad kaip tik šį pusdienį buvau susitarusi susitikti su trumpam į Lietuvą parskridusią vaikystės draugę, kurios nemačiau jau keleri metai. Aš atšaukiu tą susitikimą. Kitą kartą aš planavau susitvarkyti namus, kol grįš vyras iš darbo, kad turėtume vakarą kartu. Ir tai pasidaro nesvarbu. Ir taip daugybė situacijų, kurios tarsi nesvarbios, aš nusvarbinu save, nes mamos noras yra įsitikinimas, kad taip turi būti, jeigu aš noriu neišduoti mamos. O kas lieka? Lieka kartėlis, slogutis. Ir kaip klientė sako, man kažkoks neatsakytas klausimas, kažkas čia ne taip, neduoda ramybės iki šiol. Ir dabar aš jau net nebenoriu, kad mama man skambintų. Kartais aš pastebiu, kad net išsigąstu, pamačiusi mamos skambutį. Kitas atvejis apie tą patį, kad meilė savo tai išdavystė. Klientas pasakoja, kaip karščiu alsuojančią vasaros dieną tvarkė ką tik mamos įsteigto verslo reikalus, kuriame jie turėtų būti abu, dirbti kartu. Eidamas gatve jis pamatė ledų vežimėlį ir suvokė, kad labiau už viską dabar nori tų ledų. Belaukiant eilėje, jam iškilo mamos paveikslas, kaip viską ji dabar taupo,
neleidžia savo nieko, o jis dar nei cento neuždirbo. Jis išduos mamą, jeigu dabar nusipirks ledų. Ir jam pasidarė visiškai lengva pasakyti savo, kad ledų prisivalgysi, kai nors kiek įmoniai pelno atnešė. O dabar apsisuk ir reik toliau tvarkyti reikalų. Ir jisai sako, tik tai tuo metu tai atrodė viskas normalu, bet dabar pasakojant, aš nejaučiu pasididžiavimo savimi. Man kažko sunku. Man sunku apie tai kalbėti ir tai girdėti. Man griaužia kažkoks gumulas gerkliai. Man tiesiog graudu. Kodėl taip? Antroji labai dažna priežastis - tai įsitikinimas, kad mylėti save, tai parodyti sutuoktiniui, kad jų meiliai kažko trūksta. Klientė pasakoja, kad šiek tiek paaugus dukrai, vakarais ji taip norėtų lankyti tango pamokas. Jau sužinojo, kur visai šalia namų vyksta užsiėmimai. Susipažino su vadovu. Netgi gavo patikinimą, kad yra laisvų partnerių ir jai net nereikėtų ieškoti, su kuo mokyti šokti. Tai reikia susitarti su vyru, kad porą vakarų per savaitę jis po darbo pabūtų su mažylė, kol ji nueis daryti tai, ko labai labai trokšta. Tai yra pasimokyti šokti tango. Klientė pasakoja, kad jai atrodo viskas normalu, tuo labiau, kad jos visos draugės lanko tai sporto klubus, tai eina į meditacijas, jogas, o ji kažkaip įprato su vyru, jam grįžus iš darbo, visada būti šalia ir niekur neiti. Tai pastiprina dar ir vyras, sakydamas, kad oi, kaip faina, mums visada kartu geriau negu bet kur. Ir gilindamasi, kodėl ji tą pokalbį taip ilgai atidėlioja, pajauti, kad jai nedrąsu su vyru apie tai kalbėti, jai gėda vyrui apie tai pasakyti. Ir terapijų metu gilinantis, kas palaiko tuos jausmus, iš kur jie ateina, klientė suvokė, kad jai pačiai šis noras giliai viduje neatrodo toks jau nekaltas, nes jos įsitikinimu giluminiu gali tikrai atrodyti, kad jai atsibodo būti su šeima, kad ji nepasiilgo vyro ir nebenori leisti su juo laiko, o gal net nebemyli jo, jeigu nori išeiti šokti ir dar su kitu vyru. Ir tai kėlė vidinę sumaištį ir gimdė abejonės. Jei tikrai, ji klausė manęs, aš mylėčiau vyrą, taigi norėčiau būti visą laiką kartu su juo. Gal tikrai man nuobodu su juo, kad aš noriu kažko ieškotų šeimos ribų. Ir tai stiprino jos apsisprendimą, jei šeima yra svarbiausia, tai negali tą porą vakarų palikti vyro su dukryte namuose, o pati eiti mokytis tango ir dar su nepažįstamu vyru. Tarsi tas apsisprendimas jai tapo aiškus ir ji tik tai klausė, bet kodėl man tai skauda kalbėti ir kodėl taip pavydu matyti užsiėmimus lankančias draugės. Trečioji priežastis ir įsitikinimas, kad mylėti save gali tik lengvabūdžiai, neatsakingi žmonės, savimilos ir egoistai. Klientas pasakoja, kad gyvenime jaučiasi visiškai įstrigęs. Jisai nupiešė taip, kaip jaučiasi piešinį. Ir ten buvo didžiulis voratinklis su daug gijų ir jo viduje įstrigusi musytė. Tai yra, jis
save mato dabar taip. Musė voratinklyje. Ir kai paprašiau paaiškinti, ką iš čia mato tame piešinyje, jisai sako, tai žiūrėk, kiekvienas voratinklio siūlas, kiekviena gija turi atskirą pavadinimą. Tai yra mano atsakomybės gyvenime. Ir jos visos mane taip suspaudė, kad aš jaučiuosi kaip musė įstrigusi voratinklyje, supintame iš jo atsakomybių. Ir tos atsakomybės, tas kiekvienas voratinklio siūlas yra išlaikyti ant bankroto ribos siūbuojantį ir visiškai jau jam įgrįsusi verslą, nes reikia aprūpinti šeimą ir išlaikyti darbuotojus, padėti pensininkams tėvams, kad jie nenuobodžiautų ir sugalvoti, kaip prablaškyti juos, duoti jiems pinigų, kurių jam dabar ir taip labai trūksta, nes jie jau taip įprato ir to laukia iš jo. Dovanoti šeimai jų trokštamus renginius ir atostogas, kuriuos jį daugiau sekina nei atstato jėgas. Padėti draugui atsigauti po skyrybų, nes šis daugiau, sako jam, neturi ką kryptis. O kai aš paklausiau jo, o apie ką tu svajoji, kaip tu norėtum gyventi, jei nebūtų to voratinklio, jei nebūtų tų tavo atsakomybių, kad jūs matytumėt, kaip pasikeitė jo veidas, poza, balsas. Jis pradėjo pasakoti apie savo gyvenimą gamtoje, su tyla, tekančia saulė, paukščiais, medžiais, vėju. Ir pagrindinė jo veikla būtų įvairių dirbinių lipdymas. Ir jis man sako, aš tikrai iš to galėčiau pragyventi ir mano šeima neskurstų. Galbūt kažkokių apribotume pradžiai pramogų. Ir protų, sako jisai man, aš viską suprantu. Aš tikrai realiai galiu taip gyventi. Bet kažkas mano viduje, sako jis, neleidžia, mane pančioje, neleidžia žengti net mažiausio žingsnelio link to, ko jis nori, link tokio gyvenimo, kurį jis nori gyventi. Tyrinėdamas, kas ten jo viduje, jo nepaleidžia, jis suvokia, kad ištrūkęs iš voratinklio, jis prieš savo šeimą, darbuotojus, tėvus, draugus, jaustųsi kaip visiškai neatsakingas žmogus, savimyla ir egoistas. O jis juk nuo mažų dienų žino, kad tik savimylos ir egoistai rūpinasi savimi. Pirmiausia, reikia pasirūpinti kitais. Va tada tu būsi vertas gyventi. Jeigu liks laiko ir padarysi tai, kas tau smagu. Ir šie įsitikinimai apie save, apie savo poreikių vertę ir mano paties prasme gyventi savo gyvenimą, jam padeda atsisakyti savęs, savo svajonių, savo gyvenimo, bet to atsisakymo dešimtmečiais kaina šiuo metu išgyvenama sunki depresija. Tad tai yra tie įsitikinimai, kurie labai dažnai neleidžia mums gyventi savo gyvenimo, neleidžia savo būti prioritetu. Kaip jums atrodo, ar tikrai lengva atsigręžti save į savo poreikius, norus, jei visą gyvenimą to nedarei? Arba jei, kaip sako kai kurie mano klientai, aš iš viso net nežinau, ko aš noriu. Man bil tik šeima būtų patenkinta, bil tik vyras nebambėtų. Man visur gerai. Aš kaip kiti, taip ir aš.
Aš noriu to, ko ir kiti. Tai kaip jums atrodo, ar lengva tokiam žmogui atrasti savo poreikius, savo norus, atrasti save savo gyvenimui, jei niekada to nedarai? Iš tikrųjų, žinokit, tai nėra lengva. Kad ir ką sakytų, kad ir kiek kartų kartotų, pamilk save. Pirmiausia, net Biblija sako, tik pamilę save gali mylėti kitus. Filosofai, visi psichologai, visi vienu balsu sako, pirmiausia, mylėk save. Bet iš tikrųjų tai nėra lengva. Nes pamilti save, atsigręžti save, iš tikrųjų reikštų susidurti ir su sunkiais išgyvenimais, nes reikės keistis ir neaišku, kaip šiuos pokyčius priims jums brangūs žmonės. Jums reikės išeiti iš komforto zonos, kurioje, kad ir blogai jaučiuosi, bet čia viskas paprasta, įprasta, patogu. Į dienos šviesą reikės ištraukti ir kitiems parodyti ne tik tą paradinę gražiąją savo pusę, o tikrąjį save. Ir tam pirmiausia, pačiam reikės priimti tai, kad esu ir toks, koks esu, su savo norais, su savo poreikiais, ir kad turiu teisę būti svarbiu savo, kaip ir tie žmonės, kuriems slapta pavydžiu, kad jie gali taip gyventi. Reikės dar kartą išgyventi sunkius jausmus, nuo kurių norisi bėgti, priimti savo sunkias patirtis, padaryti klaidų ir suvokti, kad viskas čia okei, kad tos klaidos yra mano gyvenimo dalis ir mokytojai. Tad dar kartą sakau, kad tai nėra lengvas kelias, užtat daugam tai ir nesiseka. Tačiau, patikinu jūs, juo eiti verta. Verta, nes taip gali atgauti save savo gyvenimui. Verta vėl turėti jėgų, energijos gyvenime, gyventi gyvenimą, jausti daugiau gyvybės, daugiau spalvų jame, suvokti, kad tai yra mano gyvenimas, jis yra apie mane. Pagalvokite, o kokie jūsų įsitikinimai stabdo jūs nuo atsigręžimo į save? Ir jeigu galite, labai prašau, pasidalinkite komentaruose. Galbūt iš čia išvardintų nei vienas, gal jūs turite savo kažkokį. Tai labai padės ir kitiems žmonėms, ieškantiem atsakymo, kodėl jiems sunku atsigręžti save. O pabaigai žadėtas pratimas, nuo ko vertėtų pradėti kelionę į save. Išsirašykite 3 savo svajones, norus ir vaizduotės akimis aiškiai pamatykite, kaip pasikeis jūsų gyvenimas, kai kiekvieną jų įgyventinsite. Užrašykite kiekvieną atskirai. Ir rašykite su kuo daugiau detalių. Pirmiausia, tai suteiks jums aiškumą, ar tai iš tikrųjų jūsų svajonė, ar ne. Ir jeigu jūsų, tai jinai suteiks energijos pokyčiui. Jei ta svajonė veža jūs, kasdien galvokite apie tai, matykite tai, elkitės taip, kaip ta svajonių moteris elgėsi savo gyvenime. Ir pradėkite planuoti konkrečius žingsnius. Ką dabar galite padaryti, kad tai turėtumėt? Kokiomis savo savybėmis ar kompetencijomis galite remtis to siekiant? Būtinai užsirašykite. Būtinai tai darykite.
Ir perklausykite šitą įrašą tiek kartų, kiek reikės, kol vieną kartą pasiryšite šį savo vienintelį gyvenimą gyventi, suvokiant savo norus ir poreikius ir įgyvendinant juos. Dar labai prašau pasidalinti komentaruose tuos, kas jau atsigrėžė į save. Nuo kogi jūs pradėjote ir kas buvo sunkiausia? Kaip jūs radote jėgų keistis? Tai irgi labai motyvuotų ir kitus žmonės. Žinoma, jeigu turi kažkokių klausimų, taip pat rašyk. Būtinai atsakysiu. Su meile, Danguolė.